Sveiki draugai, esu vienas miške ir sveikinam visus su šventėmis. Kortelė, dovana. Tokią progą sugalvojau, kodėlgi nepabandžius pasigaminti 12 kūčių patiekalų miške. Vau, pažiūrėkit. Kaip man seksis, nežinau, kažkoks yra pas mane fetišas. Pamiršau produktus šaldytuve. 11, 12, 13. Kodėl 13? Maisto turiu daug. Pabandysim įgyvendinti savo planą. Važiuojam! Kas čia tokie dalykai per... Kam čia taip sukrovė? Na, tikrai nemiegojimai, nes čia nelabai ir vietos yra, kur miegoti. Čia tikrai neįlys. Išdžiavint gal, kad... O kam čia džiavint? Ir tiek daug, vat pilnas. Pilna. Man tai gerai bus sausų malkų, bet kam čia jie išdėlioti? Kam čia taip sukrauta, nelabai suprasi. Bent jau aš nežinau. O kas čia? Kortelė ir dovana. Vienas miške, neatidaryti iki kalėdų. Kalėdų senelis. O, tai man dovana palika, žino, kad nebus namie per kalėdas. Tai reiškia, čia palika iš karto. Nu, iki kalėdų lauksim, neatidarinėsim. Taigi, manau, statyti reikia kažkur čia. Nelabai čia visur lygu. Yra kaip yra. Čia kažkur palapinė. Miškas. Atvira vieta irgi. Jo, taip ir darom. Samanėlės tokios. Reikia kitus dar daiktus, nes šiandien daug daiktų. Gerai, kad mašina netoli. Einam. Dar liko maistą atsinešti. Bet žiūriu, čia kažkoks takas. Kaip takas? Kelias. Įdomu, kur jis eina. Galbūt aš čia bergždžiai nešioju viską. Galima buvo privažiuoti. Einam, pasižiūrėsim. Pasirodo galima. O aš čia daiktus kiek nešiau. Nu kiek, 2 kartus. O galima prie pat privažiuoti. Gerai. Reikia tada čia privažiuoti. Bus arčiau. Nereikės tampyti viską. Šiandien šalta, -2, -3. Sniego nėra, bet aš tikiuosi kalėdų stebuklą. Super, gerai. Mašina prie pat, daiktai prie pat. Nebereikės nešioti čia daiktų. O dabar ką, statysim palapinę, nes laukia daug maisto gaminimo, tai reikia suspėti viską pasidaryti. Tai turėtų būti lengviau šį kartą. Na ir pirmą kartą nebuvo sunku.
Na vat, kažkaip taip. Problema buvo šitas kampas, nes nelygu, tai čia niekaip neįsitempė. Na, bet bus kažkaip taip, nieko nepadarysi. Tik vat normalų staliuką pasiėmiau, nusipirkau pirmą kartą. Kad būtų kur mano patiekalus dėti, nes galvojau, kur aš juos čia išdėliosiu, jeigu nėra kur. Gerai, gal užkurti, kiek čia valandų, jau 2, beveik 2, gal užkurti reikia šitą pečiuką ir eiti kurti laužą, man vis dėlto laužo irgi reikės. Daug gaminimo laukia, o tiesa, dargi dovana yra. Tai vat reikia pasidėti po eglutę. Tiesą spėkit, kaip manot, ką kalėdų senelis atnešė? Kas per dovaną, kas vidai, neišsivaizduoju. Tikiuosi geras dalykas. Parašykit, pažiūrėsim, ar atspėja. Spėju gal kokios kojinės, batai, man vis koja šala, vat batai būtų neblogai. Sausa, gera. O, kokia gera vieta. O, 3 atpjoviau viskas. Gerai, kad aš atsivežiau savo dar malkų tam pečiukui. Sunkiausias dalykas yra pjaut malkas. Jeigu ne malkų pjovimas, tai iš vis būtų super. Ugnis dega saugo tylą, o širdis trumpam nurimsta. Mūsų žingsniai sulėtėja, kol balsai aplink nutilsta. Tyloj mes susitinkam, be žodžių, be pažadų, kol ugnis vis dar kvėpuoja. Mes esame kartu, pilnas stalas laukia nevardų. Na ką, sveiki atvykę į mano virtuvę. Šitą išvyką buvo vienas sunkiausių suplanavimų. Reikėjo labai daug apgalvot, ar viską pasiėmiau ir tai dar bijau, kad galbūt kažką pamiršau. 3 valandos, viskas. Jau reikia skubiai pradėti daryti, nes nieko nebematysiu. Dar paskui papasakosiu, jeigu bus laiko, jeigu atsiminsiu, kaip su kokiais čiūdais čia atvažiavau iki šitos vietos dar. 2 kartus net ten nuvažiavau. Silpam svagūnus pirmiausia, ne. Reiks pasikepti. Keptuvė nauja visiškai graži, tuoj bus nebegraži, net gaila kepti. Truputį su pelenais, bet miško sąlygam gaminam. Tai palaukiam, kol atauš, kepam kažką kitą. Kas kitas? Žirnių su svagūnais. Svagūnai.
Vėliau dar papasakosiu, kai valgysiu, ką aš čia prigaminau, bet gaminam viską be mėsos. Žuvis, na, aišku, majonezas, tai kiti būna daro ir be majonezo, be pieniškų produktų, bet pas mane bus kaip namuose daro mama. Šampinjonai, majonezą, pipiriukai. Gerai, tegu truputį pastovi, pasimarinuoja. Toliau gaminam tešlą. Tam turim alaus, nealkoholinio, su šventėm. Nu. Dieve, dieve, koks aš asilas. Pamiršau produktus šaldytuve. Kai kas buvo padėta, o kai kas buvo šaldytuve palikta. Ir pamiršau pasiimti šaldytuvą. Žuvis, silkė, dar ten kažkas yra. Paskambinau žmonai, tai atveš. Bet čia kol dar atvažiuos, tai jau sutems. Dieve, dieve, koks aš ablavuchas, kaip aš tai pamiršau. Galvau, nieko nepamiršau, sakau, viską pasiėmiau. Jo, viską. Taip, bulvė. Veriam šampinjonus. Išmaišom, suplakam, neišmaišom. Taip, miltų. Darysim tešlą. Ko tu čia pipini man? Važiuojam žmonos pasitikt, atveža maistą. Geriausia pasaulyje žmona. Grįžau, kalėdos išgelbėtos. Ačiū tau žmona, žinau, kad žiūri. Kartu žiūrim, tai ačiū labai. Išgelbėti. Gerai, gaminam. Bulvė pridegė, net ne šiek tiek, o daug. Va, angliai liko. Sūrio įdėsim. Saulėje džiovintas pomidoras. Na ir silkutės. Turim kriaušę. Medaus įdedam. Ir lazdyno riešutų. Nu, einam. Įmesim į žarijas. Gerai, tegu šyla. Liko dar pasidaryti du maistus. Pagrindinį patiekalą ir atsigert. Taip, turiu spanguolių.
Cukraus įdėjau, nežinau kiek čia reikia. Na ką, vat ir padaryta viskas. Dar įdėsime medaus čia, jeigu pavyks. Kažkaip taip ištirpinsiu šį. Iš tikrųjų tai jau norėtus prigulti, bet kaip nepavalgyti. Valgiau pusryčius tik tai. Atvažiavau. Vėliau papasakosiu su cirkais. Dieve. Ką, parodom, ką čia pasigaminau. Taip, nuo ko pradedam. Šampinjonai pamarinuoti ir iškepti ant laužo. Žirniai su svagūnais. Žirnius susiveriau namie, pasikepiau čia su svagūnais. Mano mėgstamiausia morkų, svagūnų ir silkės mišrainė. Čia yra bulvė, kuri žarijose kepė ir kas iš jos liko. Sūris, sviestas ir saulėje džiovinti pomidorai ir silkė. Antra mano mėgstamiausia mišrainė. Pupelės, svagūnai ir silkė su majonezu. Tokie sumuštiniai su saulėje džiovintais pomidorais, diduona pakepta ant keptuvės ir su silkė. Krabų lasdelės tešloje, mano pačio kepta duona ant žarijų, krevetės keptos tešloje, žarijose kepta kriaušė su medumi ir riešutais, kučiukai, pyragas iš namų. Pagrindinis patiekalas lašiša ir atsigerti spongalių kompotas. Paskaičiuojam, kiek čia yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kodėl 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir kompotas 13. Na, aš dariau viskas pagal sąrašą ir pagal sąrašą turėjo būti 12. Kažkur apsirikau. Gerai, nieko neapsirikau. Kučiukai yra prie kisėlius, tai nesiskaito. Tai gerai, kučiukai nesiskaito. Tiesa, kučiukų Latvijai iš vis nėra. Pirkt pas juos tokios tradicijos nėra su kučiukais. Tai kučiukai dar iš pernai metų ir iš Lietuvos atsivežti mano. Tai metų senumo kučiukai jau senai išėję iš galiojimo, bet aš manau, nieko blogo su jais nebus. Na ką, valgysim. Duonytės. Aš šiandien dar net nesuvalgysiu. Morkų ir silkės mišrainė, tai iš vis mano viena mėgstamiausių. Iš silkių. Viskas įdedu po truputį. Įsipilam kisėliaus mūsų, ne kisėliaus, o kompoto. Na, sakau, gal viską paragaujam įvertinsim. Grybas. Grybas kaip grybas. Žirnelį mano. Kaip žirnelį. Skaniausias salotos. 10 iš 10. Silkės su pupelėm. Na, silkių su pupelėm čia nėra ko sugadinti. Čia pupelė, silkė, majonezas, svagūnas. Čia nėra ko pridėti, kad sugadintum labai. Bulvė, sūris, saulėje džiovintas pomidoras ir silkė. Kaip iškart jaučiasi, kad bulvė žarijose kepta. Kažkokį skonį jinai įgauna, aš nežinau kodėl. Na, lašiša kaip lašiša. Visada skanu. Krevetė su tešula. Tikiuosi iškepė krevetę. Ne. Sumuštinukas mano. Su duonytė, saulėje džiovintas pomidoras, silkė. Krabų lasdelės, tešula. Tikriausiai nebūna, kas nedaro per kučius. Beveik visuose namuose tikriausiai toks būna. Labai greit tešula iškepė, pradėjo degt, o krabų lasdelės dar net neapkepė. Dėl to ir šitie krevetės neiškepė. Nu čia tai superinis dalykas. Taip, pagrindinį suvalgiau, apvalgiau viską, kiek čia nebe taip jau daug ir liko. Bandysim kriauštę su medum. Gerai, skanu. Lazdyno riešutai labai gerai čia tinka. Ir medus, super. Vėjas sukyla ir kažkas ant palapinės krenta. Tai arba sniegas, arba nežinau, kas šitie spygliai, bet vėjas smarkus pasidarė, labai pučia. Aš nežinau, ar gerai įsirašo. Tikiuosi, kad sniegas nebuvau pažiūrėti. Na ką, bandom eit pažiūrėti, kas čia vyksta lauke. Na, kažkas krenta, na tikrai čia nelietus, nes minusinė temperatūra, tai bando snigti.
Nu, kočiukus pabandom. Metų senumą. Jis dar traškus. 19. Karšta. Žinot, ką pamiršau? Svarbiausia kalėdų patiekalą. Mandarinus. Irgi juosgi turiu dar pasiėmęs. 14 sėklų viena mandarinė. Kažkoks mandarinas mama. Ką, einam pažiūrėsim, kaip ten lauke gal. Sniegutis jau bent jau kažkoks yra. O, kalėdas. Stebuklai. Sninga. Jeigu taip visą naktį, tai ryte gal ir baika jau bus. Ačiū! Tai sakiau, papasakosiu, kaip atvažiavau iki čia. Važiuoju, kažko žiūriu, atrodo, lyg tai ne tas kelias. Nuvažiuoju, ne tą vietą. Susinervavau gerai, galvoju, dabar kiek čia pažiūrėjau, kiek čia važiuot. Paspaudžiau į šitą, vėl važiuoju, vėl ne ten nuvažiavau. Pasirodo, ir antrą kartą ne į tą paspaudžiau važiuoti. Tai tik iš 3 karto atsidūriau čia, tai kažkas mane ten laikė, neleido čia atvažiuoti niekaip. Na, bet atvažiavau. Vau, pažiūrėkit. Vau, prisnyga. Ir dar toliau varo. Noriu nunešti šiukšles iki mašinos, kad pelytės neateitų naktį valgyti. Na, tikiuosi mano dovanos kokie miško elfai nepaims. Savimas tavo namų, už lango snaigės kuokštai spyria, kol mes prie stalo sėdime kartu. Gerai, ką, eisiu miegot, tai iki ryto lauksim kalėdų ir atidarinėsim dovaną. Iki draugai, labanaktis. Kai rankos mums sukuria tyla ir žvakės ant stalo spindės, naktis prasėda prie mūsų be žodžių ir be dovanų. Šią naktį būsim dviese, juk man brangiausias esi tu. Tyliai pabūkim šią naktį, kai žvaigždės žybės. Labas rytas. Kiek čia 7:30. Miegau neblogai, užmigt sunkiai sekės, bet kai užmigau, tai jau tada normaliai. Niks nebedega, reikia įmesti malkyčių naktį porą kartų, dar kėliaus, malkų įdėjau. Na ką, apsivilkau, pasirašiau ką, pamiršau pasveikinti su šventom kalėdom visus. Ir ką, lendam į lauką, pažiūrėsim, dovaną pasimti reikia. Žiemūžė atėjo. Nu, dovanos miško žvėris nepaėmė. Gerai, lendam į viduje atidarysim. Na, tai kaip galvojat, kas čia yra? Pasakysiu tik tai, kad dėžė didesnė negu pats daiktas. Tai toks biškiai apgaulinga dėžė. Aš tai sakyčiau trikojais. Nagi, kas čia yra? Ohoho, spėkit, atspėjat. Pjūklas, matot? Na va,
galima dabar bus pjauti. Tikriausiai kalėdų senis irgi mano video žiūri, matė, kad man sunkiai sekasi pjauti su mano pjūklu. Tai padovanojo pjūklą. Nu, ačiū tau, kalėdų senelį. Aš to kaip tik ir norėjau. Dabar reikia išbandyti, ne? Einam papjauti ką nors. Laužą reikia susikurti, išsikepti mėsos. Tiesa, pas mane tradicija šeimoje visada buvo, kad pirmą kalėdų dieną visada kepam vištieną arba vištienos kulšelės, dažniausiai kulšelės. Tai aš ir užaugęs darau lygiai taip pat, visada būtinai pirmą kalėdų dieną, būtinai vištos kulšelės keptos. Bet reikia pirmiausia malkų pasiruošti. Pjūklas mums pagelbės. Na super, su sniegu viskas daug gražiau atrodo. Į žiemą nėra sniega, taip niūru ir negražu. Gerai, gal einam tų sausuolių atsinešim. Nu, čia ir sausas. Na ką, pirmas pjovimas, visiškai nauja, nebandyta. Kiek žinau apie pjūklus, tai jų ašmenys eina atgal. Tai gaunasi pjauna tik tai traukiant atgal, bet ne pirmyn. Nu, man patinka. Pabandyti reikia su senu pjūklu, pažiūrėsim, kaip skiriasi. Nu, va taip. Kiek čia laiko trūko. O su šituo. Super. Jis gaunasi tiesiog kabina. O, jau... Įsipjausiu su pjūklu. Pamenat, kad nusipirkau peilį ir pirmą kartą, tik tai pirmus kartus pjaunant, įsipjau su peiliu. Dabar įsipjau truputį, bet labai nesmarkiai. Tiesiog geležtę užkabinau, labai aštrus. Bet tai kaip man, čia kažkoks yra pas mane fetišas. Visi nauji daiktai aštrus turi man būtinai įpjauti. Gerai. Aš nežinau, aš be žodžių. Sveikatai. Šito neturėjo būti. Laukia šalta, čia taip gera, labai pirštai šala, nežinau, šlapios kojinės kažkodėl su batais. Vištiena su silke, manau, kaip tik kalėdų maistas toks. Va tokie mano kalėdų pusryčiai. Susikroviau visas mišrainės, tai va, namo nereiks vežti. Keistas dalykas, sėdžiu palapinėje ir žiūriu, kaip kitas čiuvakas palapinėje irgi gamina valgyti ir sėdi ir stovyklauja. Some tasty potato water. I was thinking
finished my meal, I want to go to sleep. But Dar mandarinas yra. Gerai, ką, lendam, laukan, pakuojam namus. Aš dar noriu, ten mačiau, takai kažkokie einam, noriu eiti pasivaikščioti, pasižiūrėti po mišką, kas ten gero. Kadangi taip gražiai prisnyga, sakau, reikia nueiti pasivaikščioti palei mišką. Gražus miškas, kai sniegas yra. Gal ką įdomaus rasim? Ir šviežias pėdas, tai čia išvis va, prie pat, aš savo stovyklavietę matau. Tai galimas daiktas, kad kol aš miegojau, žvėriukas kažkoks čia jau vaikščiojo. 30 metrų nuo mane. Žvėrių takai matosi išminti. Koks gražus miškas, kai sniegas yra. Sniegas! Palapinę tai namie džiovinsi. Tokiu oru čia nieko neišdžiovinsi taip. Tai ačiū draugai, kad žiūrėjot, visus sveikinu su šventėm ir iki kitų kartų, kitų video. Palaikinkit, nepamirškit prenumeruoti kanalą. Dėkui labai. Čiau. Už lango snaigės kuokštais byra, kol mes prie stalo sėdime kartu.
tyliai